Yra daugiau žmonių, kuriem pablogėjusi savijauta, aš nežinau, ar tai sieti tiesiog su šio aktoriaus savižudybė, galbūt tiesiog pavasaris dažnai paūmėja. Kai pirmą kartą kreipėsi, tai jam reikia ir laiko daugiau skirti, štai jie į dieną tik tais keli registruojami, todėl taip nusitęsia. Jeigu matoma registratūrai, kad tikrai žmogui dabar šiuo metu yra negerai, tai aišku gali pakonsultuoti iš pradžio, ar tai socialinis darbuotojas, ar tai pagaliau psichologas, ar pagal galimybę tada nukreipiam į priėmimus. Gal paskatina tokių žymesnio žmogaus truputį mirtis. Pas psichiatrą lankėmės, sirgo ten depresija, bet jau nebuvo taip, kad ten kažkokių tai būtų pavojų dėl savižudybės ir panašiai, bet nepastebėjau. Jeigu kažkokius pajaučia, tai tarkim simptomus, pablogėjusią savijautą, nuotaika blogesnė, ar trinka miegas, tarkim, ar nerimas stiprėja, tai pradžioje reiktų kartais šeimos su gydytoju pasikonsultuoti. Jeigu nėra galimybės pas šeimos gydytoją, tai aišku pradžioje registruotis iš pradžių pas psichiatrą ir tada jau jisai nusprendžia, ar žmogui reikalinga tik psichologinė pagalba, ar jau reikia ir medikamentinio gydymo.